Radio Bulvaras Europa. Sveiki dar kartą, mėlyjei Tauragės radijo klausytojai. Jūsų dėmesiui nauja laida Radio Bulvaras Europa, antrą kartą startuojanti Tauragės radijo eteryje. Ir jūsų dėmesiui naujienos iš Europos žinios. Kovo 6 dieną Europos komisija paskelbė žaliąją knygą dėl taršos plastiko atliekomis ir kviečia suinteresuotus subjektus teikti savo nuomonę dėl šios didėjančios problemos. Plastiko gamyba ir plastiko atliekų kiekis didėja nuo 20 amžiaus pradžios. Plastiko atliekos kelia didelę grėsmę jūrų ir vandenynų biologiniai įvairoviai. Mikroplastikas patenka į maisto grandinę ir kelia rimtą grėsmę sveikatai. Europos Sąjungoje įsigalioja visiškas bandymų su gyvūnais kosmetikos pramonės reikmėms draudimas. Sueina paskutinis bandymas su gyvūnais tyriant kosmetikos gaminius laipsniško atsisakymo Europoje terminas. Nuo šiol Europos Sąjungoje nebegali būti, kad prekiaujama su gyvūnais išbandytais kosmetikos gaminiais. Komisija siūlo naujas lėktuvų keleivių teisių stiprinimo priemonės. Europos komisija paskelbė apie naujas priemonės, kurias taikant oro uostuose įstrigę keleiviai įgytų naujų ir geresnių galimybių gauti informaciją bei pagalbą ir kelionės tikslą pasiekti kitų maršrutų. Taip pat bus patobulintos skundų procedūros ir vykdymo užtikrinimo priemonės, kad keleiviai galėtų realiai pasinaudoti savo teisėmis. Dar daugiau žinių apie migraciją. 2012 metais iš Lietuvos emigravo apie 41 000 gyventojų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2011 metais emigrantų skaičius sumažėjo 1,3 karto. Dauguma, tai yra apie 79% emigrantų deklaravo savo išvykimą į Europos Sąjungos valstybės narės. Pagal populiarumą tarp emigravusių iš Lietuvos gyventojų pirmoji buvo Jungtinė karalystė, antroji Airija. Pernai Lietuvą grįžo virš 17 000 Lietuvos Respublikos piliečių, tai 1/4 daugiau negu 2011 metais. 2012 metais į Lietuvą imigravo 2,5 tūkstančio užsieniečių. Dauguma į Lietuvą imigravusių užsieniečių buvo iš Rusijos federacijos, Ukrainos, Baltarusijos Respublikos. Dar daugiau žinių. Lietuva, Estija ir Latvija inovacijų diegimo srityje per metus padarė didžiausią pažangą. Palyginti su praėjusiais metais Europos Sąjungoje pasiekta geresnių inovacijų diegimo rezultatų, tačiau išaugo inovacijų atotrūkis tarp valstybių narių. Pirmasis reitingo pozicijas toliau užima Švedija, nuo jos nedaug atsilieka Vokietija, Danija ir Suomija. Estija, Lietuva ir Latvija padarė didžiausią pažangą palyginti su praėjusiais metais. Lietuva pirmą kartą pateko į nuosaikių novatorių grupę, iki šiol ji būdavo priskiriama prie menkų novatorių. Dar daugiau naujienų. Klimato politika. Rengiamas 2015 metų tarptautinis susitarimas dėl kovos su klimato kaita. Europos komisija priėmė konsultacijoms skirtą dokumentą, kuriuo pradedamos viešos diskusijos apie taip, kaip tinkamiausiai parengti naują tarptautinį susitarimą dėl kovos su klimato kaita. Konsultacijoms skirtame komunikate keliami esminiai klausimai, o suinteresuotosios šalys raginamos išsakyti nuomonę apie naująjį susitarimą, kuris turi būti sudarytas iki 2015 metų pabaigos ir taikomas nuo 2020 metų. Tai tiek naujienų šį kartą Radio Bulvare Europa. Europinėjimas. Ir vėl grįžtame į tiesioginį Tauragės radijo eterį. Jūsų dėmesiui europinėjimas. Ir šiuo metu mūsų studijoje svečiuojasi Tauragės Europe Direct informacijos centro vadovė Isvalda Aleknienė. Labą dieną. Labai smagu matyti jūs mūsų studijoje. Ir sakykite, kaipgi startas, taigi antra laida, ar ne? Taip, šiandien jau antra laida. Ir noriu pasakyti klausytojams, kad ir neskubėdamas, bet pavasaris vis tiek ateina pas mus. Va jau šiandien saulė šviečia. O šiaip balandžio mėnesį mes esame įpratę apsišvarinti aplinką po žiemos. Ir aišku, šiemet vėl pririnksime daugybę įvairiausių šiukšlių. Ką mes su jomis darome ir ką turėtumėm daryti? Neatsitiktinai šios dienos laidai parengiau medžiagą apie atliekų rūšiavimą.
Kaip žinia, Lietuvoje sąvartynus kasmet išvežama apie 3 milijonus tonų įvairių atliekų. Sąvartynai jos ilgai išlieka nesuirusios, sakykime, popierius 2 metus, plastikas 200 metų, stiklas. Vieni mokslininkai sako, kad nesuira 900 metų, o kiti, kad net 1 milijoną metų. Taigi mūsų išmesti stikliniai buteliai iš tikrųjų labai ilgai ten gyvena. Na ir paskutiniais mokslininkų tyrimais nustatyta, kad putoplastas iš vis nesuyra. Taigi, kad saugotumėm gamtą ir ilgai nesuyrančias medžiagas galima būtų perdirbti, atliekas juk reikia rūšiuoti, o 2/3 Lietuvos gyventojų visiškai to nedaro. Prisimenu, kai prieš gerą 10-metį viešėjau Vokietijoje pas giminės, mane nustebino 3 šiukšlių dėžės virtuvės spintelėje. Bet to jau pirmą vakarą gavau pastabą, kad bananų žievę išmečiau ne į tą dėžę. Bet dar vienas dalykas mane tiesiog pribloškė. Iš kieme esančių konteinerių išvežus šiukšles, namo gyventojai pagal grafiką tuos plastikinius konteinerius plovė kvapių dezinfekuojančių skysčių ir džiovino plačiai atidarė jų vidų prieš saulutę. Na, kada mes lietuviai pasieksime tokį lygį, nedrįstu ir spėlioti, bet neversti visų atliekų į vieną krūvą jų galėtumėm. Ir čia plačiausias dirvos darbui ir aiškinimui, aš manau, kad yra jaunimas. Ne veltui liaudis nuo senovės sako, kad ką jaunas išmoksi, tai visą amžių žinosi. Ir šiandien čia į studiją pakviečiau viešnią vardu Eglė. Vardas, kaip ji pati sako, rodo, kad jau nuo gimimo ji yra žalia. Mokykloje lankė gamtininkų būrelius, baigė jaunųjų geografų mokyklą, studijavo taip pat geografiją, dabar pasinėrusiai į ekologiją. Tai Šaltinio pagrindinės mokyklos ekologų būrelio vadovė, gamtosauginės programos koordinatorė Eglė Rupšienė. Labas, Eglė, kaip laikotės? Labas, Isvalda. Ačiū, gerai. Puiku. Gal galėtumėt papasakoti radijo klausytojams, ką jūsų mokykla daro, kad išmokytų vaikus rūšiuoti šiukšlės ir tokiu būdu padėtų saugoti gamtą? Na, mūsų mokykla dalyvauja gamtosauginių mokyklų programoje, kurios misija suteikti moksleiviams galimybę keisti aplinką, atliekant jiems patiems malonės veiklas. Dalyvaujame įvairiuose gamtosauginiuose projektuose ir akcijose. Įvykdėme Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų lėšų finansuojamą projektą Mokykla be atliekų ir šiukšlių, kuris tęsiasi pusę metų. Dabar dar tęsiasi tarptautinis gamtosauginių mokyklų ir Vrygliai bendrovės fondo projektas Mažiau šiukšlių. Iš viso šiame projekte šiais mokslo metais dalyvauja mokyklos iš 25 pasaulio šalių. Nu tai nuostabu, o sakykit, kokia šių projektų nauda? Pirmiausia, yra tikslas tų projektų sumažinti šiukšlių kiekį ir įtakoti ilgalaikius jaunų žmonių elgesio pokyčius. Mokiniai mokosi rūšiuoti atliekas, įgyja žinių, kurias tenksis taikyti tiek mokykloje, tiek namuose. Žinias gilina atlikdami praktinės užduotis, pasidalina gerąją patirtimi su kitomis mokyklomis, bendradarbiaujame su Tarailių pagrindinė mokykla. Apsilankime uždarojoj akciniai bendroviai Dunokai, Ližių uždarytame sąvartyne ir Leikiškio atliekų tvarkymo centre, kur mokiniai galėjo patys pamatyti, kur nukeliauja mūsų surūšiuotos ar nesurūšiuotos atliekos. Grigiškėse mokiniai susipažino su popieriaus perdirbimo procesu. Praeitais metais dalyvavome akcijoje ekologinėje Ekodraska, kurios metu surinkome makulatūros net 8 tonas ir Respublikoje buvome 3. Dalyvavome akcijoje Mano miestelis be pavojingų atliekų ir šiukšlių. Surinkome apie 2 tonas elektronikos prietaisų. Turėjome galimybę iškraustyti visas palėpes, surinkti sugedusią elektroniką. Kiek namuose neveikiančių telefonų, elektronikos prietaisų, kuriuose gali būti pavojingų sveikatai ir aplinkai elementų, kaip gyvsidabris, švinas, freonas. Na, netinkamai išmestos atliekos ir pasklidusios gamtoje šios medžiagos gali turėti lemiamų pasekmių žmogaus sveikatai. Nuo galvos skausmo, pasunkėjusio kvėpavimo iki genetinių sutrikimų. Taip pat apsilankėme ir MP Recycling, didžiausiai Pabaltijos šalyje įmonėje, kurios veikla yra elektronikos prietaisų supirkimas, surinkimas, perdirbimas ir prekyba. Na, iš tiesų labai daug darote. O sakykit, kaip patys mokiniai prisideda prie ekologinių idėjų? Savo klasėse mokiniai pasidarė popieriui skirtus konteinerius, veda klasės valandėles, užsiėmimus apie atliekų rūšiavimą, dalyvauja akcijose, na ir žinoma, ragina vienas kitą nešiukšlinti. O rūšiavimui skirtus konteinerius turite? Taip, turime. Iš projektų lėšų pradinukams koridoriuose pastatėme gražius spalvotus konteinerius. Norėtume, kad ir prie mokyklos atsirastų tokie gražus konteineriai. Na, o vasarą gausime elektronikos prietaisams skirtą konteinerį iš MP.
Taigi turite kur rūšiuoti atliekas, o kaip sekasi vaikams susitvarkyti su šia užduotimi patiems? Džiaugiuosi iš tikrųjų pradinių klasių mokytojomis, kurios kantriai aiškina, kur mesti, kartais prisireikia ir konsultacijos, interneto pagalbos. Svarbu išmokyti skaityti pakuočių perdirbimo ženklinimą. Kai pavyzdžiui, Mobijų ženklas rodo, kad galima perdirbti, tai yra žalios 3 rodiklės. Kiekviena rodiklė rodo sėkmingą perdirbimo etapą: surinkimas, perdirbimas, nauda. Kitas ženkliukas, kai žmogeliukas meta iš šiukšles į konteinerį, tai galima mesti į bendrą konteinerį. Na ir visiems reikėtų atkreipti dėmesį turbūt į ženkliuką, kuris konteineris perbrauktas. Tai negalima mesti su kitomis atliekomis, tai kaip pavyzdžiui baterijos, elektronikos prietaisai. Iš tiesų, kaip klausausi, tikrai daug darote. O sakykit, tai kada vykdote visą tą veiklą? Juk mokykloje mokiniai mokosi. Iš tikrųjų, apie ką aš kalbėjau, tai yra popamokinė veikla, bet mes stengiamės integruoti ekologinį tą sąmoningumą, skatinti ir per ugdymo procesą. Kai būtų keletas pavyzdžių, kai informacinės technologijos ir ekologija. Šiemet mokinukai kūrė filmukus apie atliekų rūšiavimą, plakatus kūrė ekologinės temomis. Na ir dar vienas toks informacinės technologijos, geografija ir karjeros ugdymas. Projektas 10 klasėse. Profesijos susijusios su ekologija, aplinkosauga. Svarbu profesinis juk yra orientavimas. Surenka medžiagą, kuo svarbios įdomios šios profesijos ir pristato. O kas žinai, įdomu, koks tėvelių požiūris į jūsų vykdomas veiklas? Ar jie padeda, ar jūs palaiko? Norėtųsi, kad ir tėveliai didesnį dėmesį atkreiptų į rūšiavimo svarbą. Kartais vaikai nesupranta, kaip reikia čia elgtis. Mokykloje skatina rūšiuoti, tausoti aplinką, o namie tėveliai sako, kad tai daryti neapsimoka, nereikia. Tai vaikų yra iš tikrųjų mintis. Aš suprantu, kad dar daug yra neaiškumų šioje srityje. Prie daugiabučių, kaip ir aišku gyventojams, kaip elgtis, nestovi konteineriai skirti rūšiavimai. O kaip prie nuosavo namų, kai yra tik vienas konteineris? Klausimų iš tikrųjų yra daug. Bet tikiu, kad visiems kryptingai dirbdant galima pasiekti tikrai gerų teigiamų rezultatų. Ir rūšiavimas turi tapti iš tikrųjų įpročių. Taip, tikrai jūs visiškai teisi. Ir dar gal pabaigai paminėkit, kokias veiklas planuojate šį mėnesį? Na, o balandis švaros mėnuo. Mūsų miestas yra išties gražus, kad dar būtų ir švaresnis, mes galime prisidėti. Surasti vietų, kurios prišiukšlintos ir sutvarkyti. Darom akcija gali būti ne viena, o kelios. Ir dar įsijungsime naujausias nacionalinės siūlomas veiklas. Tai Žaliasis taškas skelbia nacionalinį 2 mėnesių konkursą Duok žaibą ir rūšiuok. Konkursų skatinamas kūrybiškumas ir bendradarbiavimas. Ir Eko mokykla taip pat skatins ekologinį sąmoningumą. Ačiū, Eglė, už išsamų pasakojimą ir ačiū už tai, ką jūs darote. Kiek daug dedate pastangų, kad mūsų vaikai išmoktų saugoti gamtą. O dabar, Viktorija, manau, kad atėjo laikas mūsų viktorinai. Aš irgi manau, kad jau laikas viktorinai ir, kiek žinau, atsakymą buvo galima netgi išgirsti laidos metu, tad klausytojai neišsigąskite. Atsakymas nuskambėjo, belieka man užduoti, ar ne? Taip. Prieš tai primenant studijos telefoną, kuris yra 8673 18181, turite puikią galimybę skambinti, o klausimas skamba štai kaip: per kiek laiko gamtoje suyra stiklo buteliai? Klausimas štai toks. Priminsiu studijos telefonas 8673 18181. Gerbiamą Isvaldą reikėtų galbūt paminėti ir dėl kokio prizo verta kovoti radijo eteryje šiuo metu. Prizas geras, tai yra skėtis, firminis Europe Direct centro skėtis. Kad ir saulė šviečia dabar už lango, manau, kad vis tiek skėtis kiekvienam pravers, juk ateis ruduo. Na, nereikės ko gero laukti rudens. Pas mus lietus Lietuvoje, ko gero, daugeliu metų laikų, tiek ir pavasarį, tiek ir vasarą, ir rudenį. Tad jei norite ypatingo Europe Direct skėčio, skambinkite šiuo metu į studiją telefonu 8673 18181. Klausimas labai paprastas: per kiek laiko gamtoje suyra stiklo buteliai? Na, jeigu klausimas atrodo labai sudėtingas, reikėtų galbūt
pateikti ir variantų, jeigu sulauktumėm pašnekovo, bet panašu, kad tauragiškiai nedrįsta, galbūt nežino, per kiek laiko suyra tie buteliai, galbūt nenugirdo. Gal nenugirdo, gal tiesiog dabar ieško internete, tai aš manau, kad mes galim pratęsti laidą ir... Bet mes turime pašnekovą, kažkas paskambino. Labą dieną. Labą dieną. Su kuo turiu garbės kalbėtis? Su Stasiu. Gerbiamas Stasys, sakykite, ar girdėjote teisingą atsakymą tiesioginėme eteryje? Nu, aš nežinau. Jūs tiesiog žinojate, ar ne? Spėsite. Aš galiu pakartoti klausimą. Per kiek laiko gamtoje suyra stiklo buteliai? Klausimą. Taip. O atsakymas būtų? Nu, apie 200 metų, aš manau. Jūs manote, man atrodo, kad truputėlį daugiau, netgi ženkliai daugiau ir linkčioje mano pašnekovė šios dienos, kad ar suteikėm antrą šansą, ar duodame pasirinkti variantus. Kadangi tai yra pirmasis klausytojas. Na, aš manau, kad taip. Tai va, daugiau kaip 200 metų. Pasirinkimo variantai. 500 metų, 1000 metų ar nuo 900 iki 1 milijono metų? 1000 metų. Deja, bet atsakymas nėra teisingas, nors... Bet, Viktorija, jeigu iš atsakymas pateko į tą skaičių, pateko, ar ne? Pašnekovo. Juk jeigu minėjau 1000, tai jeigu nuo 900 iki milijono, tai aš manau, kad patenka į tą klausimą. Pateko. Na, mūsų pašnekovė labai taikliai, labai gera pašnekovė, taikliai padėjo jums atsakyti į klausimą. Na kągi, sveikinu, puikus Europe Direct skėtis atitenka jums, plojimai. Labai ačiū ir ačiū pašnekovė, net negirdėjau, kas ten... Pati Svalda Leknienė, Europos informacijos Europe Direct centro vadovė, jums pagelbėjo ir sako, taip teisingas atsakymas, nepadėkite telefono ragelio. Labai ačiū, direktoriai. Geros dienos ir gerų darbų dar. Ačiū labai, nepadėkite telefono ragelio, tuoj susitarsime, kaip atsimti prizą. Gerai, ačiū. Štai taip, vargais negalais pavyko įveikti, atsakyti su pagalba. Keliaujame pasiklausyti muzikos, jau visai netrukus grįžime į tiesioginį Tauragės radio eterį ir aš galvoju, kad tuo metu būtų pats laikas nuskambėti ir Eurohitui, kol mes susitarsime su pašnekovu, ir tai šį kartą yra Fools Garden, tai angliškai dainuojanti Vokietijos grupė, labiausiai išgarsėjusi 1995-aisiais, kai su pasauliniu hitu Lemon Tree. Tad gero klausimo, jau visai netrukus grįšime į eterį. Eurohitas. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation
I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Radio Bulvaras Europa. Grįžtame į tiesioginį Tauragės radio eterį. Ką tik girdėjote Europos hitą Fool's Garden kartu su kūriniu Lemon Tree, ir neseniai padovanojame savo klausytojui Stasiui puikų prizą, tai yra Europe Direct firminį skėtį. Ir grįžtame prie šios dienos temos. Taip, pratęsti laidą norėčiau pateikdama atsakymus į klausimus, kurie mano galva kyla daugeliu gyventojų. Ir klausimus uždaviau ir atsakymus gavau iš Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro, atliekų tvarkymo priežiūros vyr specialistės Kristinos Majienės. Aš esu skaičiusi, kad Tauragės regione yra įrengtos 4 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Žaliosios atliekos tai žolė, šiaudai, lapai, krūmai, medienos atliekos ir panašiai. Ir jos priimamos tiek iš gyventojų, tiek iš įmonių. Per laiką iš šių atliekų susidaro kompostas, kuris yra panaudojamas regiono reikmėms. Taigi uždaviau klausimą, kur yra tokios vietos mūsų regione. Ir atsakymas buvo toks, kad atliekos priimamos nemokamai tokiose vietose: Pagėgiuose Jankaus gatvėje 37, Jurbarko rajone Kalnėnų kaime, Šilalės rajone Paneročio kaime ir Tauragės rajone Leikiškių kaime Žygaičių seniūnijoje. Dalis žmonių iš tiesų ir iš mano aplinkos kartais kalba, kad mūsų naujajam sąvartinė atliekos nerūšiuojamos. Sako, kad suverčiama viskas į vieną bendrą krūvą. Atsakymą gavau tokį, kad sąvartinė veikia rūšiavimo linija, kurios pagalba per praeitus metus iš bendro atvežtų komunalinių atliekų srauto ištraukta 733 tonos antrinių žaliavų. Tai yra popieriaus, plastiko, stiklo ir panašiai. Ir tos medžiagos yra tinkamos dar kartą perdirbti. Visi žinom, kad artėja akcija Darom. Ir tvarkysim aplinką ir kaipgi reikia rūšiuoti tas šiukšles. Juk surenkame viskas į juodus maišus. Taigi, ponia Kristina priminė, kad akcija šiais metais vyks balandžio 27 dieną ir kad Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras skatina visus akcijos dalyvius rūšiuoti atliekas. Svarbu tvarkingai išrūšiavus sudėti maišus į atskiras krūvas, iš kurių būtų galima matyti, kur sukauptos tinkamos perdirbti atliekos, kur sukauptos žaliosios atliekos ir kur sukauptos atliekos nebetinkančios perdirbti. Dar esu skaičiusi, kad negalima mesti maisto atliekų iš šiukšlių konteinerius. Taigi paklausiau, kur mesti tas atliekas. Atsakymas buvo toks. Maisto atliekos yra metamos į bendrą mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Tauragėje jau pradedama įgyvendinti Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra, kurios metu Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartinė bus pastatytas biologiškai skaidžių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai. Skamba kažkaip sudėtingai, bet supratau tiek, kad tos atliekos taip pat bus perdirbamos. Ir Eglė iškėlė tokį klausimą, kaip rūšiuoti atlikas individualių namų savininkams, juk jie turi pasistatę po vieną šiukšlių dėžę. Atsakymas buvo toks, kad individualių namų gyventojai taip pat labai raginami rūšiuoti atlikas. Perdirbimui skirtas atlikas reikia nunešti ar nuvežti į konteinerius, dar kitai vadinamus varpelius, kurie yra sustatyti visame Tauragės rajone. Taip pat Tauragės rajono gyventojai yra kviečiami pasinaudoti Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštele, esančią Paberžių gatvėje 4A.
ir nemokamai pristatyti antrinės žaliavas. Į minėtą aikštelę priimamos ne tik antrinės žaliavos, bet ir panaudotos automobilių padangos, baldai, įvairios pavojingos ir kitokios atlikos. Ir tokios aikštelės taip pat yra įkurtos kiekvienoje Tauragės regiono savivaldybėje. Ir noriu priminti, kad aikštelė nedirba pirmadieniais ir sekmadieniais, o antradieniais ir penktadieniais nuo 8:15 min. Iki 18 val. Galite vežti atliekas ir šeštadienį nuo 9 iki 13. Taip pat ta aikštelė, kaip ir visos įstaigos, pietauja nuo 12 iki 12:45 min. Na ir dar buvo klausimas, kas bus ateity su jau uždarytais sąvartynais. Ar jie liks tokie paprasti kalnai, ar po kažkiek metų ten bus kas nors statoma ar įrenginėjama. Tai atsakymas buvo toks, kad 5 metus po uždarimo, kalbant konkrečiai apie mūsų regioną, tie uždaryti sąvartynai priklauso Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui. Nieko daryti negalima, tik ten nuolat vykdomi gruntinio vandens tyrimai. Po 5 metų centras galės inicijuoti valstybinės žemės panaudos sutarčių nutraukimą. Ir kas bus daroma, dar neaišku, nes nežinia, kokia bus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pozicija. Tačiau man vis tiek dar buvo neaišku ir aš pasiskambinau į Vilnių, į aplinkos ministeriją, paklausti, kokia jų nuomonė. Na, jie paaiškino, kad greičiausiai tai tie kalnai ir liks tokiais kalnais, bet, sakykime, Vilniuje slidinėjimui dabar naudojamas tai vadinamas Laimio kalnas, kuris buvo supiltas iš statybinių atliekų. Pilama jis buvo 18 metų. Taigi ir mūsų kalneliai galbūt bus galima panaudoti. Tai tuo turbūt ir norėčiau baigti šios dienos temą ir linkiu visiems klausytojams kuo greičiau sulaukti pavasario. Na kągi, šios dienos laidą baigiame. Ačiū, kad atvykote šiandieną į studiją su žiniomis, prizai išdalinti, klausytojai patenkinti. Gražios dienos ir visiems Tauragės radijo klausytojams. Radio Bulvaras Europa.